Pirmasis laiškas Korintiečiams. Himnas meiliai. Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš nebūčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalinčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritaria tiesai. Į viską pakelia, viską tiki, viskuo vylėsi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinis. Kai ateis metas tobulumui, pasibaigs, kas netobula. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas. Tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodėje mislingų pavydalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausias jame yra meilė. Sveiki, brangus bendruomenės nariai. Šiandieną sekmadienį noriu pakomentuoti šį Biblijos pirmą laišką Korintiečiams, himną meiliai. Taip pat noriu pradėti nuo to, kad nuo ko prie ko tas priėjo, noras komentuoti, tai iš perskaityto laiško Titui, Tito 3 skyrius 5 eilutė, jis išgelbėjo mūsų šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Tai šios eilutės mane privedė prie meilės himno, kad ne kaip tie mūsų darbai, kuriuos atliekam, gerus darbus, kad jie netaptų kaip žvangantis varis ir skambantis simbolai. Kažkaip priveda mane prie šios eilutės, bet viską pradėkim nuo pradžių. Praeitais metais mūsų sielovada turėdavom paramą tokią, turėjau transporto paslaugą, smulkių krovinių pervežimas Liudvisburge, tai tie užsakymai, kurie būdavo užsakomi, ten būdavo remiami iš tų pinigų sielovadai. Ir vienas iš tų renginių buvo paremtas rudens praeitais metais renginys ir praeitais metais paskutinį mėnesį buvo gautas užsakymas iš asocialios šeimos, kur buvo sutarta atvykti ten 10 valandą, būtų viskas į apačią išnešta, tiesiog moteris įsikraustų, senyvo amžiaus, labai sunkiai vaikščiojanti, ir pagal susitarimą turėjo būti visi daiktai išnešti, drabužiai tenais, pagrindiniai daiktai, virtuvės daiktai, tokie, kaip sakyti, nedideli, smulkus dėžučių, ir turėjo būti perkraustyta, jinai turėjo būti iškraustoma. Jinai pažadėjo, kad pas ją ateis daug pagalbininkų, ten mes ilgai neužtruksim, viskas įvyks greitai. Atvykę sutartu laiku, nebuvo nei vieno žmogaus. Klausiu, kodėl viskas vyksta ne pagal susitarimą. Sako, neturiu draugų. Sūnus irgi netėjo. Tai sakau, kaip jūs įsivaizduojate viską dabar išnešti, jūsų kojom nepaeinat. Aš sakau, tokių paslaugų netlieku kaip kraustimo ten darbų. Tai sako, sūnus ateis už valandos. Aš sakau, galiu padėti, bet kainuosiu jums tai brangiau tada. Bet savęs dar klausiu, ką aš čia veikiu, ką aš čia darau. Aš nematau čia Dievo, absoliučiai šitoje situacijoje. Tiesiog matau, kad yra žmonės visiškai neteikintis, asocialūs, geriantis, rūkantis bute. Tiesiog nusprendžiau padėti, bet tuo pačiu ir meldžiausi. Lipdamas laiptais, nešdamas daiktus į apačią, prašiau Dievo, kad padėtų man suprasti, kad man Dievas prakalbėtų į širdį, ką aš čia turiu padaryti, kodėl aš čia turiu daryti.
Ar čia, aš nematau tavęs viešpatie čia, nematau tavęs, sakau. Jeigu tu čia kažkur esi, apsireišk, parodyk save, aš noriu matyti tave, kad aš čia tarnauju šitiems žmonėms, kad tu būtum čia. Ir lipant laiptais prie sudėtų daiktų matau iliustruotą kalėdinę knygutę, iliustruotą vaikišką, kaip Jėzaus gimsta tvartelėje. Tada buvo man tai stiprus ženklas, kad turiu tęsti šitos darbus ir kad šitas mėšlas visas čia, kuriame dabar ką matau, tai yra tikras mėšlas, tikras tvartas. Ir kad tas tvartas yra šičia. Mane tai palietė, kad Kristus gimsta tose situacijose. Aš pradėjau galvoti, kodėl taip nutiko. Ir galų gale atvyksta sūnus į pagalbą, tai prieš tai pusę valandos pykstasi su mama, galų gale jis ten vos ne kitą ranką pridėdamas vieną daiktelį pakelia, nuneša, tai jokios pagalbos realiai nėra. Man jie toks pyktis verda, kad ta prasme aš turiu vienas jau visus perkraustyti ir to išvis net pagal susitarimą net nebuvo. Iš geros valės tai jėmuosi daryti ir žinoma įspėdamas, kad jiems tai kainuos daugiau, jie sutinka su visomis sąlygomis. Ir galų gale sūnus pradeda darbuotis ir padeda nešti šaldytuvą į apačią. Prasikerta ranką ant laiptiniai, besukdamas į aukšto apačią, tai kraujai bėga, laiptinė visa krūvina ir niekas jam to žaizdos nepriša. Aš tokį net pyktį jaučiu, galvoju, negali net panešti nei daikto, net tiesiog nieko negali padėti, nei motina ir tas žmogus atrodo asocialiai jau jaunas, toks nieko nematau, kaip tas žmogus gali susitvarkyti savo gyvenimą, kad jis negali net paprastų darbų atlikti. Ir jaučiu didelį pyktį, tą ranką kraujuoja, tą kraują čiulpia iš rankos, mama mato, nieks nieko jam nepadeda, nepriša to žaizdos, jo ten dar ta draugė šalia yra, niekas tiesiog jokios pagalbos nėra, kraujuoja stipriai žaizda, laiptinė visa krūvina. Tada palaukęs, kol pyktis mane praeis, aš sakau, einam į apačią, sakau, aš tavo prišiu tą žaizdą, iš mašinos vaistinėlę prišau, rišu aš jam tą žaizdą, plaunu tą kraują ir kažkas atsitinka mane tokio stipraus, kad aš pajaučiu tam žmogų didžiulę meilę, tiesiog perkeičia mano jausmus į tą žmogų, į jį. Aš supratau, kad visas tas tvartas buvo iš tikrųjų mano širdies tvartas ir kad čia gimė Kristus mano širdyje, ne šitoje aplinkoje, bet tvarstydamas tą žaizdą tam žmogui, aš pajutau kitus jausmus, tai pajutau Kristaus gimimą mano širdyje. Meilė turi tapti gyvų veiksmų. Svarbu ne tai, ką darome, o kad darome tai su meilė. Ir va šitoje vietoje apsireiškia tas meilės himnas. Dabar galėčiau sakyti, kad išdalinčiau vargšams visą, ką turiu, ir jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, aš nieko nelaimėčiau. Tai išties yra šita situacija, kuri mane perkeitė, kai aš tada su tokiu nauja jėga, jos pasirinkimu tiesiog padėti tarnauti šitoje vietoje, šitoje beprasmiai situacijoje, kad nėra tai moteriai nei pagalbos, nei iš sūnaus, bet atsirado meilė tiesiog jiems padėti, bet dėl Dievo meilės. Kaip tas epicentris yra kaip, nežinau, jeigu žinot, bičių motinėlė yra bičių šeimos centras ir be jos tiesiog neveikia niekas. Tai yra meilė, visų dorybių centras. Ir galų gale tas kraustimasis įvyko, perkraustimas, ir moteris sako, aš neturiu pinigų, atsiskaitysiu kitą mėnesį. Kitą mėnesį ateina, vėl neturiu pinigų, ir paskiau aš kažkaip supratau ir meldžiausi kažkaip Dievą, galvoju, čia gali būti principos reikalas, galėtų paduoti teismą, yra sąskaitos, yra užsakymos dokumentai, bet esmė yra tame, kad kaip mus gali patikrinti ir mūsų pačių nusiteikimas kažką daryti. Ir kaip net dėl to, kaip
sielovadai, kaip prieš tai minėjau, yra skiriami ta parama. Bet vat Dievas parodė savo sielovadą, kad šitie pinigai, jeigu tu esi pasiryžęs juos aukoti, tai sako, tarsi man balsas Dievo širdie taip ir patvirtina, kad čia yra mano sielovada, čia yra Dievo sielovada. Tai buvo aprišti žaizdą, padėti galbūt ne tiem, kas man patinka galbūt, nes labai lengva daryti sielovadą, šou, kažkokį renginį, koncertą, iš tų pinigų padaryti kažkokį, čia vos ne savo ego ir garbę kažkokį gali parodyti. Ir iš to padaryti gerumo, teisumo darbus tiesiog kaip be meilės. Išeiti iš savo ego, vienintelis tikslas yra, kuris niekada nesibaigs. Šitas tikslas. Nes be meilės mes esame niekas. Meilė yra visų dorybių motina. Taigi tos dorybės be meilės arba kaip tos visos dorybės, jos yra nuogos be meilės. Dievas yra visos meilės šaltinis. Esame pašaukti priimti, atsakyti į tas situacijas, dalintis jo meilę. Tačiau, kai mes bandome praktikuoti tą meilės dorybę, šiuo atveju mano šitą situaciją, pirmiausia išmoksime vieno dalyko, kad mums dažnai tas nepavyksta. Nepaisant to, kad mes praktikuojame šitą meilę visą gyvenimą. Jo, ir kažkaip galvoju, kad tas meilės žmogus ir yra asmenybė, kuris įsivadavus yra iš savojo ego. Maldoje galiu tikrai pajausti tą Dievo sakymą, čia yra mano sielovada. Tu norėjai tokios sielovados, aš sako, tokią sielovadą noriu padaryti. Ir be jokio šou, be nieko, su tavo tokiu nusiteikimu, su tavo tokiu pasiryžimu padėti, širdies, skirti laiką, sunku iš 4 aukšto nešti, taip. Buvo labai sunku, prakaitavau, žmonės nepatiko, bet kentėjau dėl Kristaus meilės. Ir ta meilė, kuri perkeitė mane, pažiūrėti į tą netiesą, galbūt mano akimis, kur ir apsireiškia tas žmoguje slypintis ilgesys būti geram, bet tai ta jėga ir padėjo man ištverti tą meilės jėgą, kuri atsirado manyje, aprišdama žaizdą, kad kiekvienas, kuris jaučia savyje meilę, gali įveikti konfliktus. Tai Dievas siunčia man žmogų mano kelyje, kad tai yra kaip ženklas, kad turėtum ką nors padaryti ir Dievas yra švelnus. Per šią situaciją švelniai parodė savo liudymą, pamokslą, kas jam yra sielovada šitoje vietoje. Tai buvo meilės himnas, ir kurioje buvo Dievas. Tai noriu pasimelsti prieš baigdamas šį skaitinį, prieš šitą komentarą, noriu palydėti jūs malda, kad tas vidinis ilgesys nuolatos, kuris yra noras būti geram, Viešpatie Dieve. Ateinam į maldą, Viešpatie Dieve, noriu melstis šiandieną šią išgelbėjimo šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimų. Ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš tavo gailestingumo, Viešpatie Dieve. Ateik į mūsų gyvenimą kaip gailestingas Dievas. Leisk, Viešpatie, tai pažinti kaip mano gyvenimo Dievą, kaip pergalę mano gyvenimo, kuri apsireiškia tavo garbė, tavo šlovė, Viešpatie Dieve. Ne mano, bet tavo, Viešpatie. Ačiū tau, Viešpatie, kad tu duodi tas situacijas, kuriuose mes pamatome savo ego arba netikrumą, arba tu tiesiog švelniai ištrauki mūsų iš neteisingo matymo. Ačiū, Viešpatie, kad tu nuolat mums esi kantrus, maloningas, kad tu mus pakeli, kad tu tampi mums žmogiškas, pajaučiamas. Tu Viešpats esi, kuris niekada nesibaigia.
tą meilę, kuri niekada nesibaigia. Amen.